Unicum Capital organizuojamą webinarą. Aš esu Tomas Tiškus, Unicum Capital vadovas ir su manim šiandien yra Tomas Šumakaris ir šiandien pristatysime GoForent viešos obligacijos emisijos pristatymą. Truputį techninių momentų, tai visų pirma pristatymas yra įrašinėjimas ir įrašų pasidalinsime po webinaro. Taip pat pokalbio arba chat skiltyje galite rasti nuorodas, kuriuose yra įkelta ši prezentacija, šis pristatymas ir informacinis dokumentas apie visą obligacijų emisiją. Taip pat GoForent puslapyje yra kelti įstatai bei finansinės ataskaitos, su kuriomis taip pat galite susipažinti. Klausimus galite užduoti Q&A skiltyje viršuje. Klausimų atsakymų sesiją turėsime pabaigoje. Taip pat pristatymo metu dešiniame apatiniame kampe matysite QR kodą, kurį nuskanavę galite užsiregistruoti asmeninį konsultacijai ir mūsų kolegos susisieks ir atsakys į visus rūpimus klausimus. Tai turbūt pradžiai tiek. Pradėkime nuo esminių sąlygų. Tai kaip ir minėjau, GoForent platina viešą obligacijų emisiją. Emisijos suma yra 5,6 milijono eurų. Terminas yra 3 metai. Palūkanos siūlomos yra nuo 11 iki 12% priklausomai nuo investuojamos sumos. Palūkanos mokamos kas ketvirtį. Obligacijų platinimo laikotarpis yra nuo kovo 24 iki balandžio 16. Obligacijos įsigalioja balandžio 18 dieną. Taip pat noriu paminėti, kad minimali investicijos suma yra 5,000 eurų. Toliau einant, obligacijos yra užtikrintos pirmos eilės GoForent nuosavybės teisę turimų automobilio parko įkeitimu, kurio obligacijų ir turto santykis yra 1 prie 1,32. Tai ką tai reiškia? Tai kad už 1 milijoną obligacijų yra įkeičiama 1 300 000 automobilių vertės GoForent turimų nuosavybės teise. Taip pat yra suteikiamas 2 milijonų eurų akcininkų paskolų subordinavimas prieš obligacijų turėtojus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 2 milijonai eurų paskola galės būti gražinama akcininkams tik po to, kai bus įvykdyti obligacijų turėtojų įsipareigojimai. Taip pat svarbu paminėti, kad GoForent turi teisę obligacijas išpirkti anksčiau termino, sumokant 6 mėnesių palūkanų baudą, taip galima vadinti. Platintojas yra Unicum Capital, depozitoriumas, kuriame bus registruotos obligacijos, yra Nasdaqas, obligacijų savininkų patikėtinis yra Grant Thornton Baltic. Taip pat svarbu paminėti, kad užstato santykį, vadinkim tą LTV, Grant Thorntonai prižiūrės kas ketvirtį, teikiant GoForentui finansinės ataskaitas ir nevykdant šių įsipareigojimų, obligacijos privalės būti išpirktos anksčiau terminų. Taip toliau. Tai, kaip žinia, bet kuris investavimas yra susijęs su rizika. Tai šiuo atveju taip pat čia detaliai aprašytos visos rizikos. Labai papunkčiui pagal kiekvieną, aš manau, kad čia fokusuotis šio webinaro metu nesufokusuosime. Viską galite rasti šį pristatymą nuorodose, informacinėme dokumente, kuriame bus viskas plačiai aprašyta. Iš esminių rizikų, ką aš paminėčiau, tai kad yra priklausomybė nuo grupės įmonių, nes GoForentas priklauso SME Finance arba SME Go grupės įmonių grupiai, kurie yra turbūt didžiausias nebankinis finansuotojas Pabaltyje, valdantis 300 milijonų eurų kredito portfelį. Toliau, jeigu galima, taip pat yra rizikos susijusios su turto įkeitimu, tai kad vertė obligacijų metu gali kisti. Ir iš tokių, vadinkim, vienų irgi esminių rizikų yra, kad interesų konflikto rizika, kadangi tiek GoForentas, tiek SME Finance, tiek Unicum Capital netiesiog yra susiję per tos pačius akcininkus. Tai dar kartą sakau, detaliai viską galite rasti informacinėme dokumente. O dabar Tomas papasakos plačiau apie pačią veiklą, apie paslaugas ir iš kur tie automobiliai atsiranda. Sveiki visi. Gal trumpai pradėsiu
nuo prisistatymo. Esu Tomas Šumakeris, GoForento vadovas ir įkūrėjas, kaip čia pasakyti teisingiau. Apie patį produktą trumpai. GoForento veikla yra ilgalaikė išperkamoji nuoma su galimybė išsipirkti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmonės gali išsirinkti automobilį ir išsinuomoti jį nuo metų iki 5 metų. Ir eigoj ar pabaigoj nuspręsti tiesiog automobilį ar išsipirkti, ar grąžinti. Tai čia yra neįsipareigojimas, čia yra tiesiog galimybė išsipirkti. Toliau gal trumpai pradėsiu. Veiklą pradėjom, kad 21 metų balandžio mėnesį, tai jau 5 metai praktiškai, 4 metai, teisingai, 4 metai, tai portfelis yra, čia yra informacija pateikta 24 metų pabaigai, tai portfelis iš tikrųjų buvo 11,7 milijonų, tai beveik 12 milijonų, turim klientų apie 1300 ir daugiau dabar jau, nes metų pabaigai turėjom 1284. Vidutinis nuomos terminas yra 58 mėnesiai, tai yra pagrindinė priežastis yra dėl to, kad klientai, kuo ima ilgesnį laikotarpį nuomos, tuo mažėja mėnesinė įmoka ir automatiškai klientai pasirenka ilgesnį terminą. Pagrinde dirbam su naudotų automobilių pardavėjais. Jų yra tikrai daug, mes turim bendradarbiavimo sutartis pasirašęs už 115, tai reiškia, kad jie mums tiek atsiunčia klientus, tiek garantuoja automobilio vertę ir techninį stovį. NPL-as, tai yra tas non-performing loans, mes iš tikrųjų skaičiuojam kaip potenciali rizika iš sutarties, kurie gali atnešti šiokį tokį nuostolį. Tai jeigu klientas tiesiog išsipirko ar grąžino be tikėtinų nuostolių, tai mes tai į skaičiavimus neįtraukiam. Per visą gyvenimo laikotarpį sudarėm sutarčių už beveik 20 milijonų. 24 metais nuomojamų sutarčių vertė buvo apie 7,5 milijono. Pajamos 24 metais sudarė 3,9 milijono ir pelnas prieš mokesčius buvo 800 tūkstančių. Dabar gal trumpai apie patį procesą papasakosiu, kaip klientas išsirinkęs automobilį, jisai tiesiog gali jį išsinuomoti. Tai reiškia, kad mes jį nuperkam ir išnuomojam klientui ilgalaikiai nuomai. Į visus automobilius dedam GPS-us ir visi automobiliai yra registruoti GoForento vardu. Tai jūsų nuosavybė. Tai reiškia jo mūsų nuosavybė, o klientas registruojamas kaip valdytojas, tiesiog dėl visų administravimo supaprastinimo. Procesas yra skaitmeninis, gal procesą šiek tiek vėliau papasakosiu. Gal dar apie potencialią rinką. Tai iš tikrųjų žinom, kad yra daug žmonių dirbančių su individualia veikla arba verslo liudijimais ir iš tikrųjų matom juos kaip potencialius klientus. Tuo tarpu ir naudotų automobilių rinka Lietuvoje yra ganėtinai didelė. Pernai metais buvo virš 350 tūkstančių naudotų automobilių registracijų. Taip pat iš regitros duomenų žinom, kad yra virš 2000 pardavėjų naudotų automobilių, kuriuos matom kaip potencialius partnerius. Rinkos subscriptionas, liaudyje dar vadinamas modelis, Europoje stipriai populiarėja. Tai reiškia, kad kaip ir butų nuomoj žmonės nėra linkę, tiksliau ne visi yra linkę įsigyti, bet yra linkę ir nuomotis automobilius. Ir Lietuvoje, įvertinę mūsų pagrindinius konkurentus, pavadinkim, tai matom, kad pasiekę esam 25% rinkos dalį, galim pasidžiaugti. Dar trumpai apie pačią rinką ir kainų pokyčius. Tai iš tikrųjų kairėje pusėje skalė rodo automobilių kainų pokyčius. Tai yra raudoni stulpeliai yra 23 metų duomenys, pilki stulpeliai 24 metų duomenys. Ir čia turbūt pagrindinis akcentas yra tas, kad nauji automobiliai ganėtinai greitai nuvertėja. O nuo 6 metų iki 15 ir senesni, jie tiesiog greičiausiai dėl to, kad naujų automobilių rinkoje trūksta, plus dar prisideda infliacijos ir vis kiti ekonominiai rodikliai, tai gaunasi, kad naudoti automobiliai šiek tiek netgi brangsta, tai minimaliai, bet savo kainą, savo vertę išlaiko. Dešinėje pusėje matom skalę, kuri apibūdina visą Lietuvos autoparką, tai šiuo metu Lietuvoje yra apie 1 800 000 automobilių. Kaip matom,
Maža dalis iš tikrųjų yra iki 5 metų automobilių, tai jeigu jūs matote gatvėje naują važiuojančią mašiną, automobilį, tai iš tikrųjų jinai patenka į 10% Lietuvos autoparko. Tuo tarpu mūsų pagrindinis fokusas yra nuo 6 iki 15 metų, mes fokusuojamės į tą vidurinį segmentą vadinamą ir tikrai matom didelį potencialą klientų, kurie iki šiol važinėjasi su senesniais nei 16 metų automobiliais. Tai virš milijono automobilių yra Lietuvoje, kurie yra 16 metų ir senesni. Tai aš kaip juokaudamas kamštyje stovėdamas sakau, kad yra labai daug potencialo. Trumpai palyginsiu, kuom skiriamės nuo kitų produktų. Tai lyginsiu čia ir su finansiniais produktais, čia daugiau gal eina kalba apie kaip galima naudotis ir valdyti automobilį. Tai iš tikrųjų pradėsiu nuo palyginimo su autopaskola ir lizingu. Tai pirmas dalykas, nuomoj nėra tikslo įsigyti automobilį. Yra nuoma. Ir tiesiog yra palikta galimybė, jeigu tau patiko tas automobilis ir jeigu tu nori, tu jį gali įsigyti. Tai su autopaskola ir su lizingu nėra tikslo įsipareigojimo išsipirkti automobilį. Lygiai taip pat su paskola lyginant mes galim padaryti kartais netgi ženkliai patrauklesnės mėnesinės įmokas, o iš investuotojų pusės galiu pasakyti, kad su autopaskola lyginant mūsų vardu yra registruotas turtas ir jisai yra su GPS, tai yra mes nepraktiškai visada žinom, kur jisai yra. Vėliau papasakosiu, kam jisai reikalingas tas GPS, ne šiaip prižiūrėti klientus, tiesiog nemokumo atveju. Autolizingas iš tikrųjų yra gerai žinomas produktas, tik tai bankam ir tipiniam finansuotojam jisai yra ganėtinai sudėtingas, nes ten visokios registracijos, kasko, keitimai ir panašiai. Tai šitoje vietoje mes irgi matom pranašumą dėl to, kad bankai vis didina lizinguojamo turto finansuojamą vertę. Pas mus šita vertė yra tikrai ženkliai mažesnė ir iki 15 000 mes nereikalaujam drausti kasko, vien dėl to, kad klientas turim turtą kaip užstatą ir klientas prisiema visą atsakomybę už sugadinimus. O jeigu lyginant su ilgalaikės nuomos produktų rinkoje, tai ilgalaikė nuoma dažniausiai fokusuojasi į tai, kad jie nusiperka ir turi savo parką patys, perka dažniausiai naujus automobilius su didesne nuolaida ir paskui ieško, kam juos išnuomoti ir kaip juos įdarbinti. Mūsų atveju yra kitaip, mes iš tikrųjų klientam leidžiam išsirinkti naudotą ir naują automobilį, tačiau pagal pasirinkimą ir tada mes jį nusipirkę išnuomojam klientui. Tai pagrindinis akcentas, sakau, pabrėšiu, yra tas, kad klientas turi nuomotis automobilį, o nenorėti įsigyti. Papildymas, o kaip jūs užtikrinat, kad automobilis būtų nupirktas už rinkos vertę? Aš vėliau papasakosiu apie procesą, tiesiog kaip yra visas vertinimas atliekamas tiek klientų, tiek turto. Tai gal ir grįšiu trumpam, kodėl apskritai tas nuomos produktas patrauklus. Aš kaip jau ir sakiau, kad ganėtinai griežti yra finansavimo produktų reguliavimas. Lygiai taip pat, kaip sakiau, kad yra daug dirbančių asmenų, netipinės pajamas gaunam, rinka ganėtinai didelė naudotų automobilių, plus dar prisideda ir tai, kad vyriausybės apribojimą atsiskaityti grynais pinigais. Tai mes iš tikrųjų tikrai matom tai kaip galimybę išnuomoti daugiau automobilių. Dabar grįžtu prie Tomo klausimų, iš tikrųjų, kaip mūsų tas visas procesas sukasi, tai pagrindinė mūsų sistema yra Microsoft Dynamics ir į ten, kaip čia pasakyti, sudaryta įskiepių daug API integracijų, tų vadinamų, kad palengvinti visą procesą. Tai klientas iš tikrųjų pas mus užpildo skaitmeninę paraišką per internetą, patvirtina savo tapatybę per banką, tuo pačiu duoda sutikimą gauti bankinius išrašus, kuriuos mes nuskaitom, kategorizuojam, vertinam automatiniu būdu ir lygiai taip pat nusprendžiam, ar klientas gali mokėti ir turi laisvų pinigų už nuomą ar ne. Mūsų tai neįpareigoja daryti, bet mes tiesiog tai darom rizikos sumetimais, kad suprasti, kad klientas galės mokėti už nuomą ateityje. Lygiai taip pat yra daromas ir kreditinfo vertinimai, tikrinama daug išorinių duomenų bazių, siekiant įsitikinti, kad klientas nėra rizikingas ir patikimas ir galim jam atiduoti valdyti savo turtą. Taip pat vertinam ir automobilį. Automobilį vertinam iš tikrųjų vadovaudamėsi rinkos kainos nustatymo principų ir pasitelkdami MPREKIS duomenų bazę, kurią naudojasi visi draudimai ir žinomi finansuotojai bankai, kaip čia pasakyti. Tai yra oficialus šaltinis nustatyti automobilio rinkos kainą.
Dokumentų parengimas pas mus vyksta automatinis, dėl to mes galim padaryti nuomą tiek sprendimą, tiek sutartį įsikelt pasirašymui per 10-15 minučių. Čia jau pasirašymas lygiai taip pat skaitmeninis kvalifikuotais parašais, imam aišku sutartis ir kurie neturi klientai ir popierinės, bet tokių labai vengiam. Tai čia gal vėliau papasakosiu, ką mes planuojam pasidaryti, siekiant to išvengti. Ir lygiai taip pat sistema pritaikyta yra automatiniam sąskaitų išrašymui ir skolų priminimui, bet čia gal vėliau papasakosiu vėlesnėse skaidrėse, kaip vyksta skolų išieškojimo procesas, nes ten ganėtinai skiriam daug dėmesio. Apie patį gal portfelį šiek tiek. Tai portfelio iš tikrųjų, bet kairiai pusėje apskritimas skaidrės rodo iš tikrųjų mūsų portfelio pasiskirstimą pagal klientų rizikos balą. Kaip minėjau, mes vertinam klientų riziką, skaičiuojam pagal Credit Info oficialius duomenis. Neturim labai gerų klientų daug A kategorijos, tai reiškia, kad A yra geri klientai, E jau rizikingi. O E kategorijos tiesiog mes irgi daug neturim, nes mes reikalaujam daug papildomų garantijų, tokių kaip didesni užstatai, laidavimai ir ekstra atveju net ir vekselius pasirašom. Tai pagrinde, kur akcentas norėjau pasakyti, kad fokusuojamės į vidutinės rizikos klientus ir taip užtikrinam mokumą. Dešinėje pusėje matom, kad, kaip ir minėjau, pagrinde klientai renkasi terminą 60 mėnesių laikotarpiu. Kiti terminai pagrinde yra dėl to, kad jeigu yra leidimas gyventi Lietuvoje, jis dažniausiai būna trumpesnis negu 5 metai, tai mes negalim sudaryti nuomos sutarties ilgiau negu išduotas gyventi leidimas Lietuvoje. Kairėje pusėje apačioje matom, kokius automobilius pagrinde renkasi mūsų klientai, tai dominuoja vokiški automobiliai. Čia galbūt akcentas, kad nesvarbu, kokį automobilį klientas pasirinks, mes visiems klientam pridedam prie nuomos, į paketą įtraukiam ir garantijos pratęsimą. Tai reiškia, kad jeigu klientas patirs per 12 mėnesių laikotarpį kažkokį didesnį, stambesnį gedimą, jam bus suremontuotas automobilis su tam tikrom išlygoms, natūralu, bet nereikės jam patiems remontuotis. Kairiai pusėje dešinėje matom nuomos sutarčių dinamiką, tai 23 metais šiek tiek buvo lengvas nuokritis dėl to, kad tiesiog 22 metų karo pasekmė sulėtinom apsuką, žiūrėjom, kaip seksis tiek klientam mokėti, kaip keisis automobilių rinkos kainos ir panašiai. Tai tiesiog nuo 23 metų pastebėjom, kad galim toliau saugiai auginti portfelį, tą ir darėm sėkmingai 24 metais. Ir tą patį planuojam padaryti 25. Judu toliau. Trumpai papasakosiu gal apie mūsų viso laikotarpio gyvavimo ciklą. Tai gavom apie 12 000 užklausų, sudarėm apie 2000 sutarčių, kas yra apie 17% konversija vadinama. 24 metų pabaigai turėjome apie 1300 automobilių. Likę automobiliai buvo 180 išpirktų, 177 grąžintų kliento nuožiūra, kliento valia, kaip čia pavadinti, ir 315 automobilių buvo grąžinti arba kitaip sakant paimti dėl netesybų, dėl nemokumo. Suprantam, kad mūsų klientai yra padidintos rizikos šiek tiek. Tai mes lygiai taip pat formuojam atidėjinius, tai dešinėje pusėje matom, kad beveik 500 000 esam suformavę atidėjinių, kurie iš tikrųjų jau yra įtraukti į mūsų finansinius rodiklius. Tai kad ir E kategorijos balą, sakykime, matėm portfelis yra ganėtinai maža dalis, noriu akcentuoti, kad mes juos vertinam ganėtinai rizikingai ir vis tiek skiriam daugiausiai, kaip čia pasakyti, tikėtinų nuostolių ir tai įsivertinam. Judu toliau. Skolų išieškojimo procesas. Suprantam, kad mūsų klientai gali turėti iššūkių su mokumu. Tai iš tikrųjų yra pagrindinė sąlyga tokia, kad jeigu klientas nemoka 60 dienų, visą sutartis nutraukiam praktiškai be jokių išimčių. Ten kelias dienas gal ir leidžiam, jeigu labai prižada, bet iš esmės visos sutartys 60 dieną yra nutraukiamos, jeigu neapmoka.
Dažnu atveju turim kelių mėnesių užstatą, tai reiškia, kad jeigu klientas sumokėjo užstatą 2 mėnesių ir nutraukiam po 2 mėnesių sutartį, tai reiškia, kad mes nuomos mokėjimus pasidengiam, o visas kitas procesas iš tikrųjų, kaip ir minėjau, jisai yra automatizuotas. Siunčiam automatiniu būdu sąskaitas, primenam SMS žinutėm elektroniniais laiškais. 15 dieną, jeigu matom, kad yra nemokumo tiksliau atvejais, mūsų darbuotojai susisiekia ir pasiaiškina, kokia yra to priežastis. Jeigu viskas tvarkoj, klientas kelia, aiškinasi, kad susimokės, tiesiog paliekam toliau. O 35 dieną tiesiog jau išsiunčiamas oficialus pranešimas, kad sutartį nutrauksim negavus mokėjimo, ir 45 dieną mes klientui sakom, kad tu arba susimokėk, arba pastatyk automobilį. Tai jeigu jisai neįvykdo tų įsipareigojimų iki 60 dienos, sutartis yra nutraukiama. Vėliau kaip vyksta, tai iš tikrųjų procesas yra toksai, kad klientas grąžina mums automobilį, mes jį apžiūrim, varom į servisą, servisas patikrina techninę būklę, pažeidimus, mūsų darbuotojai sutikrina su automobilio stoviu nuomos pradžioj ir visus naujai atsiradusius defektus išrašom kaip defektacija, remontų išlaidų kompensacija, tai pavadinkim. Automobilis parduodat. Antrinius, dabar kaip tik ir papasakosiu, viskas gerai, Tomas nekantrauja. Iš tikrųjų, nutrauktų automobilių grąžintų ir išsipirktų automobilių vertė buvo netoli 6 milijonų, 1,5 milijono klientų automobilių išsipirko, 2 milijonų buvo automobilių už tokią vertę buvo grąžintų. Atkreipsiu dėmesį, kad 40% klientų grąžino savo valia, 60% klientų buvo atimti dėl arba nutrauktos sutartys dėl netesybų. Atimtus automobilius arba grąžintus, turbūt taip reiktų sakyti, automobilius mes realizavom daugiau mažiau už 60%. Dabar noriu pasakyti, kad tą procentą didinam sėkmingai. Ir atgavom 2,6 milijono, o 1,9 milijono kaip nutraukimo mokesčiai ir netesybos, tos vadinamos defektacijos, buvo išrašytos klientam kaip papildomi nutraukimo mokesčiai. Dešiniai pusėje apskritimai yra detalizuota, kaip mums sekasi tos 1,9 milijono susigrąžinti. Tai reiškia, kad 35% klientų arba jau padengė, arba yra sudaryti grafikai skolos dengimo. 24% rūžava čia spalva yra, kad mes jau turim priteistus teismo sprendimus ir išsiieškom per antstolius. 21% yra teismų procese arba dar laukia jo, nes dar vyksta ir derybos dažnu atveju su klientu dėl tų pačių mokesčių klausimų ir panašiai. Ir 20% mes esam skolų pardavę rinkoje. Pagrindinis akcentas turbūt toks, kad jeigu klientas nutraukia automobilį, tai mes iš tikrųjų nesipelname iš to, stengiamės kompensuoti savo nuostolius, o nuostoliai nutraukto automobilio dažniausiai sudaro apie 10%. Tai reiškia, kad 90% vertės automobilio mes atgaunam. Portfelio dinamika, iš tikrųjų, tai čia turbūt pagrindiniai akcentai yra to, kad mes ganėtinai 21 metais įvedėm produktą į rinką, išaugom, 22 metais truputėlį pristabdėm dėl karo ir finansavimo šaltinių pasikeitimų. 24 metais iš viso sudarėm naujų sutarčių už 7,5 milijono, bet portfelis paaugo nepilnai 4 milijonai. Ta patį planuojam padaryti ir 25 metais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes tiesiog nedidindami apsukų planuojam pasiekti 17 milijonų portfelį 25 metais. Čia turbūt tiek šitai skaidriai. Trumpai apie finansinius rodiklius, tai čia skaidrė raudoni stulpeliai rodo, kiek buvo pajamos, o pilki stulpeliai rodo, kiek buvo pelnas. Tai aš kaip ir paminėsiu, kad tas break-evenas vadinamas pagrindinis tikslas buvo pasiekti kaip įmanoma greičiau break-eveną, tai reiškia padaryti įmonę pelningą. Mes tai sėkmingai padarėm 22 metais ir išlaikėm 23 metais. Ir toliau yra tas, kad mūsų produktas yra ganėtinai efektyvus ir skaitmenizuotas, mūsų portfelio augimas neaugina tiek kaštų, tai dėl to 24 metais mes turėjom 3,9 milijonų
beveik 4 milijonus pajamų ir 800 000 pelno prieš mokesčius. Ir jeigu toliau tokiu pat tempu auginsim portfelį, tai mes 25 metais turėsim beveik 6 milijonus pajamų ir 1,6 milijonus gryno pelno prieš mokesčius. Čia turbūt akcentas yra toksai, kad sakau, kad mes galim auginti portfelį, nedidindami savo kaštų ir atkreipsiu dėmesį, kad visi nuostoliai, visi atidėjiniai jau yra įskaičiuoti į šitus rodiklius. Finansinės ataskaitas iš tikrųjų esam pasidalinę ir viešai išplatinę, tai jeigu turėsit klausimų, drąsiai rašykit, tikrai pakomentuosim ir detaliam lygmenį. Šiek tiek apie pajamų gal pasiskirstymą, tai pagrindinės mūsų pajamos yra iš veiklos nuomos, tai vadinamos iš tos pačios maržos, likę mokesčiai 18% yra iš mokesčių, tai yra sutarties sudarimo, administravimo mokesčiai, nutraukimo mokesčiai ir 8% yra už vėlavimus ir baudas. Tarpu sąnaudų pasiskirstymas tai yra 39% didžiąją dalį iš tikrųjų sudaro mūsų palūkanos, ką mes mokam tiek investuotojams, tiek paskolų davėjai. Mūsų atveju pagrinde mus finansuoja motininė bendrovė Sme Finance. Ir grįžtų toliau prie išlaidų, tai yra 24% sudaro pardavimo išlaidos, tai čia yra marketingas, komisiniai ir visi su pardavimai susijusios išlaidos. 20% yra bendrosios, visi administraciniai, nuomos, su IT, patalpų ir panašiai. Ir 17% taip yra mūsų suplanuoti atidėjiniai. Tai tiek turbūt trumpai. Svarbu paminėti, kad tikrai turim didelę komandą tiek viduje, tai su GoForent dirba šiuo metu apie 20 žmonių, bet už mūsų slepiasi tikrai stipri ir didelė Sme-Go grupė, tai tikrai daug patirties turintys žmonės. Manau, kad dalį jau jų pažįstat, jeigu ne, tikrai rekomenduoju susipažinti. Ir turbūt tiek šitam kartui. Nežinau, pereisim prie klausimų atsakymų sesijos. Tai ačiū Tom už pristatymą. Kaip ir minėjau, klausimus galite rašyti Q&A skiltyje. Jie bus pacituoti, o dabar mes turime keletą klausimų, tai aš jas iš karto ir skaitau. Tai kuo GoForent skiriasi nuo kitų panašių paslaugų tiekėjų rinkoje? Lyginuosi su ilgalaikė nuoma, tai iš tikrųjų ilgalaikės nuomos tiekėjų nėra labai daug. Yra pagrindiniai, kurie, sakiau, kaip minėjau, yra perkantis naujus automobilius ir paskui pernuomojantis, tai mes turim galimybę ją tiesiog klientams leisti išsinuomoti, išsirinkti automobilį patiems, o su kitais tai turbūt maržos, proceso ir efektyvumo, turbūt taip reiktų pasakyti. Kam naudosite obligacijų pinigus ir iš ko planuojate grąžinti obligacijas? Mes obligacijų pinigus naudosim portfelio augimui ir pagrinde turbūt taip, jeigu trumpuoju laikotarpiu, tai čia buvo, žinau, kad aktualus klausimas dėl to pačio refinansavimo, tai čia jeigu ir dalį obligacijų surinktų pinigų refinansuosim motininiai bendroviai, tai kaip iki šiol buvom skolinomės iš motininės bendrovės portfelio auginimui, tą patį planuojam daryti ir ateityje. Tai čia matau, kad nėra jokios didelės abejonės, tai iš esmės visas bus, kaip ir skaidrėse rodžiau, tai bus iš esmės portfelio auginimui skirtas. Ar GoForent turi planų plėsti? Neatsakiau iki galo į sekantį klausimą, kaip mes grąžinsime, tai tiesiog labai paprastai. Mes turim 1300 klientų, kurių vidutinė įmoka yra apie 360 eurų ir mes dabar netoli 500 000 gaunam pajamų kas mėnesį, tai čia turbūt atsakau. Sustosit, nieko nedarysit ir pinigai sugrįš. Terminas 60 mėnesių, tai dar 5 metus galėsim po truputėlį susirinksim. Okay. Ar GoForent turi planų plėsti savo paslaugas į kitas šalis? Turim, bet iš tikrųjų dabar intensyviai apie tai nesvarstom, tik pradedam dairytis, matom dar nemažai potencialo Lietuvoje. Mes turim netoli 15-12 milijonų, bet aš manau, kad ten galima ir 40 ir 50 milijonų portfelį bandyti Lietuvoje. Tai čia turbūt pagrinde norim fokusuotis kol kas į Lietuvos augimą, o vėliau žiūrėsim ir į šalia esančius kaimynus greičiausiai. Apie užstatą yra klausimas, kaip dažnai yra pervetami įkeisti automobiliai, nes jų vertė mažėja kas mėnesį
kaip dažnai tikrinama sąlyga, kad LTV būtų 75% ir kas tai darys. Tai truputį minėjom, bet gal apie užstatų vertę gali pasakyti, kaip jinai. Jo, tai iš tikrųjų tam yra sudaryta patikėtinė sutartis, Grant Thorntonai, tai jie kas ketvirtį tikrins mūsų portfelį, įkeitimo sąlygas, kad atitiktų LTV 75%, o portfelis pats visai yra amortizuojamas kiekvieną mėnesį. Tai yra tas, kad jisai, jeigu netitiks kažkokių kriterijų parametrų, mes tiesiog įkeitinėsim papildomą portfelio įkeitimą padarysim, bet tiesiog turbūt nežinau, ar teisingai, ar pakankamai atsakiau, kaip čia pasakyti. O dėl automobilių nuvertėjimo, nes automobiliai nuvertėja kas mėnesį, kaip tai atsispindi? Natūraliai. Aš kaip minėjau, šiaip jeigu lyginant iš rinkos pusės, tai automobiliai naudoti tiek nenuvertėja, kiek nauji, bet mes tai įvertinam ir mes iš esmės esam paskaičiavę apie 10-12% portfelio nuvertėjimą per metus, kuris atsispindi mūsų portfelio dinamikai. Tai reiškia, kad jeigu mes 22 metais buvom sustoję, jis automatiškai net ir klientų nutraukimų galėjo nebūti, bet portfelis natūraliai jisai skaičiuojamas, jisai amortizuojasi ir skaičiuojamas nuo tos vertės. Klausimas, ar visi nuomojami automobiliai yra draudžiami pilnu kasko draudimu? Ne, mes kadangi konkuruojam sąlyginai su paskolų automobilį, o iki 15 tūkstančių paskolos neprašo jokio draudimo, nes ten yra visai kitas produktas, ne, ten jie įsigyja automobilį, mes nuomojam ir mes iš tikrųjų iki 15 tūkstančių automobilio kasko neprašom. Tai brangesniems. Dar nes buvo, kokie pagrindiniai GoForRent verslo tikslai ir kaip jie keitėsi per pastaruosius metus. Ką planuojate ateityje? Taip, pirminis tikslas buvo įvesti produktą į rinką ir pasiekti break-eveną. Dabar iš tikrųjų užauginti portfelį ir sukaupti pakankamai kapitalų plėtrai į kitas šalis. Tai kol kas dar klausimų daugiau neturime. Jeigu turit, būtinai rašykit, sakau, yra QR kodas, galite užsiregistruoti asmeniniai konsultacijai, kur kolegos tikrai atsakys. Ir aš manau, jeigu mes daugiau klausimų neturim, tai ačiū Tomai, ačiū visiems dalyvavusiems ir iki kitų susitikimų. Gražios dienos.